Sveiki, toliau šnekamės apie savikontrolę. Dabar kalbėsime apie dėmesio valdymą, dėmesio lavinimą. Dėmesys, kaip jau esu minėjęs pirmose laidose, yra susijęs su stresu. Streso paveiktas žmogus nesugeba sukaupti dėmesio. Jam nuolat kyla problemų. Galų gale ne tik jam. Mes visi žinome, kad kartais, kai reikia susikaupti, kai dėmesį reikia nukreipti į ką nors svarbaus, pradeda trukdyti įvairiausi pašaliniai garsai. Daug kas pradeda trukdyti. Automobilio ūžesys už lango, krano kapsėjimas. Visi mokėmės ir žinome, kad kai tik tuo metu, kai jau atrodo susikaupsime knygai, kažkas labai pradeda blaškyti mūsų dėmesį. Todėl jeigu geriau dėmesį valdysime, tikrai galėsime susikaupti prie to, kas mums svarbu, o tuo pačiu silpninti streso poveikį. Bet to dėmesio valdymas gerai dera su anksčiau minėtais raumenų atpalaidavimu ir kvėpavimo pratimais. Ir dar, kad kartais kaip tik dėmesio nevaldymas ir kelia stresą. Pavyzdžiui, kaip gerai būtų negalvoti apie kokią vėjavaikę gražuolę, kuri suka galvą, bet nenori jokių artimesnių įpareigojančių santykių. Beviltiškai įsimylėjęs žino, kad būtų gal ir gerai apie ją negalvoti, bet nesugeba. Jeigu jisai sugebėtų savo dėmesį nukreipti į jam tikrai svarbius dalykus, be abejo jaustųsi geriau. Taigi, kaip turėtume dėmesį valdyti? Vėlgi prisiminkime kvėpavimo ir raumenų atpalaidavimo pratimus ir pradėkite nuo to, kad išmokite nukreipti dėmesį į kurią nors savo kūno dalį. Tai reiškia, įkvėpdami, pajuskite įtampą kurioje nors raumenų grupėje, pavyzdžiui, plaštakoje, ir iškvepiant pajuskite tos kūno dalies atsipalaidavimą. Bet nemažiau svarbu, kad jūsų dėmesys būtų į ją visą laiką ją nukreiptas, kad jisai nešokinėtų į kitus dalykus ar į kitas kūno dalis. O dabar pereikite prie tarsi sudėtingesnio veiksmo. Pamėginkite įtampos ir atsipalaidavimo pojūčius sukelti vien dėmesį. Vien susikaupdami į tam tikrą kūno dalį. Ar gerai darote tą pratimą, ar blogai, jums turėtų signalizuoti šilumos pojūtis. Jeigu nuo jūsų dėmesio, kurioje nors kūno dalyje, tai nors ir silpnas atsiranda, kai jūs jau sugebate sukaupti savo dėmesį į atskiras kūno dalis. Pažaidę. Taip ir sakyčiau pažaidę, nes šie pratimai turėtų teikti malonumą su savo kūnu. Pajutę, kad galite nukreipti dėmesį į vieną ar į kitą kūno dalį, pamėginkite dėmesį iškelti už kūno ribų. O tai reiškia atidžiai, apie nieką kitą daugiau negalvojant, stebėkite kokį nors daiktą. Raktą, pakabutį, stiklinę, rašiklį. Stebėkite neilgai, 2-3 minutės, bet pasistengkite, kad tuo metu, kai stebite, visas jūsų dėmesys būtų nukreiptas tik į tą daiktą. Į jokias pašalinės mintis jis neturėtų nukrypti. Kai išmoksite, o gal jau ir dabar mokate, susikaupti ir stebėti tik tai vieną objektą, vieną daiktą, pamėginkite žengti žingsnelį toliau. Užsimerkti ir tą daiktą su visomis detalėmis ryškiai įsivaizduoti mintyse. Po to vėl atsimerkite ir vėl stebėkite daiktą, ir vėl užsimerkite, ir vėl jį įsivaizduokite, ir vėl atsimerkite, ir taip keletą kartų. Dar vienas pratimas toliau į ateitį, kada išmoksite. Nors vėlgi, šia žodis išmoksite ne taip jau labai tinka, kada tiesiog savo gebėjimus, jau turimus gebėjimus panaudosite ir
susikaupę stebėsite kurį nors daiktą, po to jį atkursite mintise, pamėginkite mintise atlikti to daikto transformacijas, pakeitimus. Pavyzdžiui, raktus paimkite ir sulenkite mintise, o paskiau atsimerkite ir vėl pažiūrėkite, kaip jie atrodo realybėje. O užsimerkę vėl pakeiskite jų vaizdą. Šie žaidimai, nes jau, kaip sakiau, man patinka žodis žaidimai, nes tai turi teikti malonumą, tai turi dominti. Savikontrolės jūs galite išmokti be didesnių pastangų, kaip ir kitų pratimų. Tačiau išmokę turėti nemenkos naudos. Šie pratimai neturėtų užimti daug jūsų laiko. Jiems užtenka 5-10 minučių per dieną. Kada pajusite, kad dėmesį valdote, pereisite prie kitų pratimų, apie kuriuos kalbėsime kitose laidose.